Jau daugiau nei 85 metus kompanija Stihl daro tą patį, mėgina supaprastinti darbą žmonėms. Kad Stihl nuolatos būtų patrauklus vartotojui, inžinieriai nuolatos dirba prie naujų idėjų, technologijų ir naujų produktų. Nors Antrojo pasaulinio karo metai sustabdė motorinio pjūklo tobulinimo procesą Stihl gamykloje, tačiau vėliau šie darbai buvo atnaujinti. Ir 1947 metais gamykloje Vaiblingene pagamintas vieno žmogaus valdomas 4,5 arklio jėgos galingumo varikliu apginkluotas motorinis pjūklas Stihl BL. Nuo tos dienos prasidėjo Stihl epocha, per kurią iki šiandienos nenutrūkstamai plečiasi naujų technologijų ir produktų sąrašas, kuriame sau tinkamą gaminį atranda ir profesionalus medkirtys, specialiosios tarnybos, statybininkai ar mėgėjai. Šiuo metu Stihl gamina visų kategorijų motorinius ir elektrinius pjūklus, krūmapjovės, žoliapjovės ir kitus įrenginius. Stihl taip pat neužmiršta darbo saugumo, patogumo ir aplinkosaugos. Sukurta daugybė inovacijų ir išradimų, kurie padeda apsaugoti gamtą nuo išmetamųjų dujų, techninių skysčių poveikio. Stihl patikimumo, kokybės ir ilgaamžiškumo paslaptis glūdi gamybinėme procese, nes praktiškai visas įrenginių detalės kompanija gamina pati ir atlieka griežtą smulkiausių elementų kontrolę. Ne veltui gamintojas didžiuojasi savo šūkiu – Stihl numeris 1 pasaulyje.